Taigi sveiki visiems, esu Asta, mane trumpai jau pristatė Ramunė. Noriu gal tik dar pasakyti, kad šitoje srityje aš tiesų dar vis dirbau nelabai ir seniai, 8 metai. Mano pirmoji profesija yra skandinavų filologija ir daugelį metų dirbau būtent toje srityje, vertėja, irgi tam tikrą prasme su kūryba. Ir tik prieš 5 metus kažkaip pradėjau domėtis labiau sodo menu. Pirmiausia, mane turbūt užkabino, sužavėjo Japonijos sodo menas, neslėpsiu. Perskaičiau labai daug literatūros apie tai. Ir po to nusprendžiau, kad vis dėlto reikia profesiją keisti iš esmės. Ir dabar iš tiesų nesigailiu nei vienos dienos, kad tą padariau. Nes tik šitame darbe aš suprantu, kiek čia yra daug vietos kūrybai ir kiekvienas projektas iš tikrųjų yra labai įdomus ir tiesiog siela džiaugiasi dirbant šitą darbą. O aš dirbu labiau su privačiais sklypais ir su mažesniu masteliu. Ir šiandien labiau kalbėsiu apie praktinius dalykus, tačiau prieš prieidama prie praktinės dalies, norėčiau trumpam labai nuklysti į truputį istorinius laikus. Galbūt daug kam yra atpažįstamas šis kraštovaizdis. Jis yra Anglijoje, netoli Oksfordo, tai yra Blenheimo rūmų parkas, įtrauktas į UNESCO kultūros paveldo sąrašą. Garsus tuo, kad čia yra buvusio Anglijos politiko Winstono Churchillio gimtinė, bet garsiausias šis parkas yra turbūt tuo, kad jį kūrė žymiausias Anglijos kraštovaizdžio architektas Lancelotas Braunas. Jis rekonstravo šitą parką 18 amžiuje iš esmės. Lancelotas Braunas kartu su kitais to laikmečio kraštovaizdžio architektais priklausė peizažinio stiliaus parko arba kitaip vadinamai angliško stiliaus parkų krypčiai. Ir Lancelotas Braunas išvystė šio parko idėją, galima sakyti, aukščiausių laipsnių. Svarbiausias dalykas, kuriant tokio tipo parkus, buvo priešingai nei prancūziško stiliaus parkuose natūralumas, kad aplinka atrodytų kaip gamtoje, nors toli gražu tai nebuvo natūrali gamta, tai čia irgi buvo daug dirbtinių elementų. Ir Lancelotas Braunas iš peties ten formavo kalvas, naujas upių vagas, ežerus, atsisakė, naikino tiesiog prancūziško stiliaus parkų palikimo parterius, kur galėjo, ir žolę sodino iki pat rūmų durų. Lancelotą Brauną praminė gabiuoju Braunu, capability Braun, nes visada atvykęs į naują sklypą, jis mėgdavo sakyti, jo, šitame sklype aš matau didžiulės, nepaprastas galimybės. Tai šiandieną, kalbėdama šiek tiek apie sudėtingesnės situacijas sklype, kurios mums iš pirmo žvilgsnio atrodo trūkumai, norėčiau pabrėžti, kad net ir tose situacijose iš tikrųjų yra ir būtina įžvelgti tas galimybės, kaip kad tai bandė daryti ir Lancelotas Braunas. Tokia įžanga. Kraštovaizdžio formavimas. Iš tiesų kartais sklype situacija būna gana sudėtinga. Tai gali būti ir kalvotas reljefas, kurį galbūt reikia išsaugoti, ir medžiai augantis, vertingi. Aukštesnėse vietose, tarkim, yra nuolat sausa ir kepina saulė, pučia vėjai, žemesnėse vietose kaupiasi drėgmė. Ir visada reikia ieškoti tokio tinkamo sprendimo, optimalaus aukso viduriuko, taip sakant, kad tą erdvę būtų galima pritaikyti ir funkciniams poreikiams, žmogaus veiklai kažkokiai, bet kartu, kad būtų galima sukurti dermę su supančia aplinka, nenaikinant, o kaip tik išsaugant supantį kraštovaizdį ir esamą kraštovaizdį. Ir šiuose schemutėse bandžiau čia taip labai
pavaizduoti tokias kelias galimybės tokio kraštovaizdžio formavimo. Tarkim, viena kraštutinė galimybė yra, tarkim, jį visiškai ignoruoti, sulyginti reljefą, pastatyti atraminės senutės, galbūt net išnaikinti augmeniją, pasodinti naują ir taip sukurti visiškai kažkokią svetimą aplinką, kas beje, turiu pripažinti, dažnai pas mus ir daroma. Kaip žmonės ruošiasi statyti namą, tai pirmiausia, pasiruošia tokiu būdu sklypą iš tikrųjų ir tada jau galima statyti kažką. Kita galimybė tai yra galbūt tas aukso viduriukas, kai stengiamasi prisiderinti maksimaliai prie esamo kraštovaizdžio ir jį papildant derančiais augalais ir galbūt įvedant kai kurias funkciškas struktūras, kurios būtų patogios gyventi, pritaikytos žmonių veiklai. Na ir dar kita kraštutinė priemonė kitoje skalės pusėje, tai galima perdėtai išryškinti esamą kraštovaizdį, tarkim, aukštinti kalvas, gilinti daubas ir vėlgi taip pat papildyti augalais ir galbūt galvoju, net ir Lancelotas Braunas labiau laikėsi šitos idėjos, formuodamas savo kraštovaizdį, parkus. Taigi, šiandien pabandysiu aptarti tokias galbūt situacijas nepalankiausias, su kuriomis susidurėme dirbdami savo darbą. Ir aš manau, kad iš tikrųjų, kad kiekvienas šitas trūkumas gali virsti privalumu ir tai yra, gali padiktuoti naują idėją, gali atverti tiesiog naujas galimybės. Tarkim, turint kalvotą reljefą, gal jis iš pirmo žvilgsnio atrodo tai problema, bet iš kitos pusės kalvotame reljefe galbūt mums pavyktų, dažnai pavyksta atverti gal nuostabius vaizdus, sukurti jaukesnės, labiau dinamiškas erdvės, negu tai būtų galima padaryti visiškai plokščiame sklype. Tarkim, maža erdvė, apribota dažnai, gal net ir aukštų tvorų. Iš pirmo žvilgsnio gal tai atrodo ir šulinys beviltiška vieta, tačiau gal joje galima sukurti saugią, žalią, vešlią oazę, kurioje bus gera leisti laiką. Tai gali tapti dar vienu kambariu tik lauke. Nepalanki sklypo forma. Tai būna irgi dažnai kažkokie kampai, daugiakampiai sklypo forma, tarkim. Bet vėlgi tai gali padiktuoti gal visiškai netikėtus sprendimus, netikėtas sodo linijas, struktūras, kurios neatsirastų, jei tai būtų standartinis sklypas. Atvira vėjuota vieta gali padiktuoti mintį, galbūt įrengti pajūrio regionui, kokį tai būdingą sodą su žemais krūmais ar stepių augalais ir vėlgi atverti vaizdus į tolį, bent jau į platų horizontą. Pavėsinga vieta gali būti puikiai terpė, kur galima sukurti miško sodelį arba džiunglių stiliaus sodelį, vešlų žalią. Drėgnoje vietoje, drėgną vietą galima išnaudoti ir tvenkiniui, pelkės stiliaus sodai sukurti. Taigi kalvotas reljefas. Žinoma, kaip elgtis turint statų šlaitą, bet kokį šlaitą. Galima su juo visiškai nieko nedaryti, tai irgi yra sprendimas ir galbūt palikti jį visiškai natūralų, o galima tą šlaitą kažkiek formuoti, bent jau rengiant minimalias terasas. Ir ką tai duotų, kodėl kartais verta formuoti šiek tiek tą šlaitą ir terasas, tai yra dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, kad tai leidžia optimaliau išnaudoti visą sklypo plotą, pritaikyti, tarkim, tarpines terasas, bent jau kažkokiai tai veiklai, želdynams gali susadinti. Antras dalykas, kad vis dėlto sklypo terasavimas padeda pagerinti drenažą, kas tai yra irgi labai svarbu. Jei šlaitas neformuojamas, tai vanduo iš tiesų teka tiesiai žemyn į žemiausią sklypo vietą. Atsiradus terasoms, lietaus vanduo vis dėlto susigeria tolygiai tose terasose ir taip jis susigeria vietoje ir gali irgi taip pat palaistyti augalus, kurie auga juose. Šiuose schemutėse pavaizduoti būdai, kaip tą reljefą galima formuoti ir jų gali būti dar aibė visokių kitokių būdų,
Dažniausiai galbūt sutinku, kad žmonės pasidaro bent jau jeigu mėgėjiškai, tai bet štai tokio tipo terasas, bet taip šlaitus planuoja. Kartais tai gali atrodyti gal ir visai gerai, tačiau kai yra šlaitas statesnis, tai jau gali būti problema. Jeigu atraminės sienutės įrengiamas per visą terasos aukštį, jos tada atrodo tikrai masyviai, gali sudarkyti kraštovaizdį, taip kad tiesiog čia norėjau parodyti, kad yra tikrai ir kitų tarpinių būdų, ir ne tik su atraminėm sienelėm, laiptais, platformom, bet ir natūralių, kaip terasas lygiai taip pat galima formuoti tiesiog formuojant žemės paviršių, galbūt papildant jas akmenimis ir pasieksime tą patį rezultatą. Bus ir plokštumos, ir jose galės ir vanduo geriau susigerinti. Na ir čia keletas pavyzdžių, tiesiog šlaito formavimo pavyzdžių šiuolaikinėje kraštovaizdžio architektūroje, tai tarkim ir su atraminėm sienelėm. Atraminės sienelės puikiausiai gali atstoti ir laiptai, platformos. Čia pavyzdys, kaip vis dėlto yra įrengtos pažemintos sienelės, ne per visą terasų aukštį, tam, kad neužgriozdyti, neužgožti to erdvės įspūdžio. Irgi toks puikus pavyzdys, kaip iš tiesų galima išvengti atraminių sienelių, įrengiant tiesiog žalias terasas, laiptus, tačiau tik tai apskritai formuojant plokštumas terasas reikia puikiai žinoti, ką toje plokštumoje veiksi, kokiai veiklai pritaikysi, galų gale apskaičiuoti žingsnius, kad tai ergonomiškai būtų, funkcionalu naudotis tais laiptais. Na, čia pavyzdys, kad terasos gali būti apželdintos ir daugiamečiais augalais. Ir čia turbūt sienutės tarnauja ne tik kaip dizaino elementas, bet ir padeda sulaikyti drėgmę tose terasose, kuri taip reikalinga augalams. Puikus Dan Pearsono projektas ant kraštovaizdžio dizainerio, kur kalvotas šlaitas suformuotas taip labai natūraliai. Matyti želdynų zonos įrengtos šiek tiek žemesnėje, įgilintose erdvėse, tam, kad lietaus vanduo sutekėtų būtent į tas želdynų zonas ir palaistytų augalus.